Šiandien pristatysiu ir paanalizuosiu šiuolaikinės interneto kultūros fenomeną – overconsumption arba perteklinio vartojimo reiškinį, kuris itin stipriai pasireiškia TikTok platformoje. Savo analizę siekiu parodyti, kaip šis fenomenas atsiskleidžia per konkrečius turinio formatus, tokius kaip atsargų papildymo vaizdo įrašus ir kaip visa tai veikia vartotojų elgesį bei suvokimą apie vartojimą. Taigi, kad būtų aiškiau, prieš viską pristatysiu pagrindines angliškas savokas ir jas išversiu. Taip pat pristatysiu, kas yra tas TikTokas ir prie ko čia tas perteklinis vartojimas, bei kodėl mums tai turėtų būti aktualu. Restock – atsargų atnaujinimas. Štai pavyzdžiui, paprasčiausiai pamatėte, jog namuose beveik pasibaigė vienas ar kitas maisto produktas, dėl to laikas nusipirkti jo daugiau. Overconsumption – perteklinis vartojimas. Taip pat tai gali būti apibūdinama kaip elgesys, kai žmonės perka žymiai daugiau daiktų, nei jiems iš tikrųjų reikia. Trend – trendas arba tendencija. Dažniausiai mados tendencija, kuri pasireiškia internete gan greitai išpopuliarėjančių turinių ar elgesio modelių, kuris yra masiškai atkartojamas kitų kūrėjų ar net kartais žiūrovų. Paprastai socialinėse medijose trendai plinta itin greitai ir gali veikti lyg virusai. Ir tai ne visada turi tik teigiamą arba vien neigiamą poveikį. Neretai tai priklauso nuo konteksto. Savokas žinome, o dabar trumpai apie programėlę TikTok, sukurta 2014 metais pavadinimu Musical.ly, vėliau 2018 pervadinta į TikTok. Populiariausia šios socialinės medijos turinio forma pirmiausiai buvo trumpi šokių vaizdo įrašai. Žmonės šoka, kuria trendus bei dalijasi kūrybiškumu, tačiau ilgainiui ši platforma išsivystė į kiek sudėtingesnę kultūrinę erdvę. Šiandien čia galime rasti labai įvairaus turinio. Vieni vartotojai dalijasi menu ir kūrybiniais projektais, kiti filmuoja kasdieninį gyvenimą ir dalijasi asmeninėmis istorijomis. Taip pat yra žmonių, kuriančių edukacinį turinį ir duoda patarimus apie sveikatą, sportą, finansus ar net žvejybą. Kitaip tariant, TikTok tapo vieta, kur susilieja labai daug skirtingų interesų. Nuo pramogų iki naudingos informacijos, tačiau tarp viso šio turinio išryškėja ir tam tikri specifiniai kultūriniai reiškiniai. Šiandien kalbėsiu apie vieną iš jų. Pernelyg didelis vartojimas, kuris pasireiškia per atsargų papildymo vaizdo įrašus. Atsargų atnaujinimo vaizdo turinys pasižymi tuo, jog vartotojai demonstruoja, kaip papildo savo turimų produktų atsargas, kas dažniausiai būna maisto, kosmetikos, švaros ar higienos prekės. Na, o pats procesas pateikiamas estetiškai ir vizualiai kuo patraukliau. Tokiuose vaizdo įrašuose pabrėžiamas ne tik produktų atnaujinimas, bet ir jų labai tvarkingas bei estetiškai akiai patrauklus išdėstymas. Štai čia matote puikų to pavyzdį. Moteris papildo savo šaldytuvą ateinančiai savaitei. Tačiau ar tikrai būtina visas uogas išimti iš pakuotės ir įdėti į atskirą stalčių? Ar tikrai tiek daržovių nesuges prieš jas suvartojant? Taip pat toks citrinų bei mandarinų papildymas man atrodo logiškas tik restoranui. Čia žinoma dar ne pabaiga. Itin svarbu pabrėžti tai, koks šaldytuvas perpildytas ir estetiškai bei tvarkingai viskas yra išdėstyta. Restock arba atsargų papildymo TikToko trendas yra gan populiarus ir tokio tipo turinį stebi kartais net milijonai žmonių. Štai čia dar viena turinio kūrėja demonstruoja estetišką vaizdo įrašą, kaip papildo savo virtuvės maisto atsargas. Tačiau perpilinėti medų į atskirą stiklainėlį, pertepti sviestą į atskirą indelį ir išpilti aliejų į estetiškiau atrodantį atskirą stiklainį su atskira vieta pilti ir sirupą atrodo kiek perdėtai. Tokie įrašai galiausiai pradėjo naudoti ir spalvų trendus bei tematinės estetikas, kaip matote štai čia. Reiškia, visi papildomi daiktai namuose turi atitikti kokią nors spalvą, šiuo atveju rožinė. Rožiniai saldainiai, rožiniai valikliai, svarbiausia, kad viskas atitiktų spalvų trendą. Nieko blogo turėti estetiką, tačiau tai panašu ne į namus, kuriuose gyventų žmonės, o į varžybas, kas gyvena estetiškiau ir gražiau. Daiktų kiekis tokio tipo įrašuose taip pat neretai gali nustebinti. Čia matau ne limonado papildymą, o aktyvų dantų ėduonies kvietimą. Tiek saldžiųjų gėrimų mačiau nebent kavinės ar baro šaldytuve. Pamatėme, kaip papildomos maisto atsargos, o dabar pereikime prie makiažo ir asmens higienos produktų. Akivaizdu, viskas turi turėti atskiras plastiko dėžutes. Vaizdo turinys turi būti apkarpytas estetiškai, o makiažo bei grožio priemonių privalo būti pilna. Juk nevalia palikti nei vieno tuščio stalčiaus. Tikiuosi, jog ši kūrėja dalinasi savo priemonėmis su dar daugybė kitų asmenų namuose, tačiau jei viskas tik jai, visų pirma, man sunku patikėti, kad ji aktyviai naudoja šias priemonės kasdien, o visų antra, nemanau, jog toks kiekis kosmetinių priemonių apskritai yra sveikas. Mados keičiasi gana greitai, tad visas atsargų papildymas įgavo tam tikrą atsinaujinimą. Itin populiarus yra tematinis atsargų papildymas vonios kambaryje su tikslu atsipalaiduoti. Nors negaliu tiksliai atsekti, kada ir kas buvo pradininkas šios mados, tačiau panašu, jog tai prasidėjo kaip nekaltas vonios paruošimas maudynėms sau ar savo vaikams. Ir štai ilgainiui žmonės pradėjo kiek per daug išsidirbinėti.
Vėl viskas turi atitikti kokią nors estetiką. Jeigu dabar kalėdos bus populiari kalėdų estetika, jei vėlinės ar vadinamasis Helovynas jau dominuoja juodos spalvos estetika ir šiurpios dekoracijos. Štai čia matote, kaip paspaudus ant kūrėjo sukurto vaizdo įrašų sąrašo turime nemenką pasirinkimą, ką žiūrėti. Bendra vaizdo įrašų tema yra teminės maudynės. Estetika ir tam tikros tematikos daiktų turėjimas iš esmės nėra blogas dalykas. Net ir šis jūros tematika atitinkantis vonios kambarys su žaisliukais iš filmo nėra blogai, jeigu jis išliks toks ateinančius 2 dešimtmečius. Tačiau sąrašą matėte. Praktiškai visi vaizdo įrašai yra vienodi, tik jau naudojami nauji aksesuarai bei atributai. Šie kūrėjai skatina nuolatinį įvairių temų keitimąsi. Jos keičiasi itin greitai, tai jei šią savaitę tema yra juoda spalva, todėl kūrėjai bėga į parduotuves ieškoti juodų rankšluosčių ar žvakių kartu su juodais aksesuarais. O kas esate nors kartą lankėsi parduotuvėje, tikrai žinote, jog kokią nors temą atitinkančios prekės neretai yra pabrangintos. Štai kitą savaitę tema vėl keičiasi, dėl ko visi lėks akis išdegę pirkti naujos estetikos daiktus, kad tik neatsiliktų nuo mados, kuri dabar yra ant bangos. Kaip pavyzdžiui, ši moteris siekia rožinės estetikos, dėl ko ji uždeda pūkuotą unitazo sėdynę ir į vidų primėto rožių žiedlapių. Lyg to būtų maža, tos pačios kūrėjos sąraše randame dar vieną įrašą, tik šį kartą tema yra mėlyna, todėl tualetinis popierius yra mėlynas, o tualeto vidus išlipdomas mėlynais lipdukais. Ar minėjau pūkuotą unitazą? Ir faktą, kad negali naudotis tualetu, jeigu nepripurškiai į vidų kvepalų? Tai savaime aišku atrodo absurdiškai, tačiau ko tik nepadarysi dėl žiūrovų. Tokie dalykai brangiai kainuoja, bet koks skirtumas, juk tai jos pinigai, tegu daro, ką nori. Tame yra tiesos, bet tokie pigaus plastiko masiškai gaminami aksesuarai yra išmetami vos tik tas trendas ar mada praūžė. Ir nors tai yra tų žmonių pinigai, tai mūsų planeta, kurią ir taip nualino nuolatinis teršimas, tad kam jo reikia dar daugiau. Apibendrinimui išvardysiu problemas, kurios iškyla su viskuo, ką pristačiau. Psichologinis faktorius. Žmonės matydami tokį elgesį gali nejusdami pradėti tai kopijuoti. Matydami gražią ir tvarkingą bei estetišką aplinką, žiūrintys asmenys gali nejučia susimastyti, jog galbūt jie kažką daro ne taip. Galbūt aš keistas, jog mano kameroje yra tik kelios porcijos ledų ir jau į galiojimo pabaigą einantys koldūnai, o ne 30 limonado skardinių. Galbūt aš nesirūpinu savimi ir savo šeimą pakankamai, kad kasdien maudausi tame pačiame duše ar vonioje, kuris netitinka tam tikros tematikos. Visos šios mintys yra realios stebint tokį turinį. Kritiškai mąstantis žmogus pamatęs tokį turinį iš karto supras, jog čia viskas daroma tik dėl dėmesio. Tačiau vaikai ir dauguma paauglių dar neturi tokio gero gebėjimo atskirti, kur yra naudingas turinys, o kur tik nauja mada. Finansinės problemos. Teminiai aksesuarai bei produktai gerokai gali kirsti per kišenę, jei pasiduodame tokiam elgesiui. Tikrai lengva nusipirkti kelis pigius aksesuarus po 2 ar 3 eurus, tačiau tai piniginiai tarytum mirtis nuo 100 kirčių. Net pigus daiktai ilgainiui sudaro nemenką sumą, čia svarbu yra būti finansiškai raštingam ir nepasiduoti pagundoms. Teršimas. Minėti teminiai aksesuarai dažniausiai gaminami iš pigių medžiagų ir masiškai, kad tik būtų galima parduoti jų kuo daugiau. Žmonės nusiperka, pasidžiaugia kelias dienas, galiausiai tai išmeta, nes nebėra vietos naujiems daiktams. Užburtas ratas išties. Pabaigai pasakysiu, jog šis interneto kultūros fenomenas parodo ne tik keistą trumpalaikę internetinę madą, bet ir daug didesnę problemą. Internetas pamažu paverčia net paprasčiausias mūsų gyvenimo dalis pasirodymų auditorijai. Vonios kambarys, šaldytuvo papildymas ar net žmogaus poilsis pamažu tampa ne tik privataus gyvenimo dalimi, bet ir estetiniu turiniu, kuris yra vertinamas pagal peržiūras, komentarus ir kitų žmonių reakcijas. Stebint tokį turinį pastebėjau, jog labai didelė dalis įrašų buvo kuriami beveik identiškais principais. Labai tvarkinga aplinka, aksesuarai, nuolat naudojami tie patys produktai bei daiktai, tik pakeičiamos jų spalvos. Žodžiu, vieną tokių įrašų pamatęs, matei juos visus. Sukuriamas įspūdis, jog toks gyvenimo būdas yra normalus ir net siektinas. Algoritmai kiša pagalius į ratus taip pat, nes kuo daugiau žmogus tokio turinio pamato, tuo daugiau panašių įrašų jam yra rodoma. Tačiau įdomiausia yra tai, kad šis turinys žmonės traukia nebe priežasties. Jis suteikia tvarkos, kontrolės ir net tobulą gyvenimo iliuziją. Žiūrint tokį turinį, trumpam gali atrodyti, jog gyvenimas yra gražesnis, ramesnis, kokybiškesnis ir net labiau kontroliuojamas. Todėl žmonės taip lengvai ir įsitraukia į šias estetikos kultūras ir pradeda jas kopijuoti. Manau, jog čia ir slypi pagrindinė problema. Interneto socialinių medijų kultūroje žmogaus tapatybė vis dažniau kuriama per produktų vartojimą bei estetiką. Žmonės pradeda jausti spaudimą ne tik gerai atrodyti, bet ir kad jų gyvenimas atrodytų gražus. Reikia turėti tinkamus daiktus, tinkamą rutiną ar netinkamai atrodančią aplinką. Žinoma, jau minėjau, bet pabrėšiu dar kartą. Tai gali paveikti žmogaus savivertę, finansinius įpročius bei pasaulio suvokimą, ypač jaunesnio amžiaus auditoriją, kuri dar tik formuoja požiūrį į save ir juos supantį pasaulį. Šis tyrimas man parodė, kad interneto kultūra dažnai atrodo nekalta ir estetiška, tačiau už gražių vaizdų labai dažnai slypi vartojiškumas, nuolatinis savęs lyginimas su kitais bei spaudimas paversti savo gyvenimą produktu, skirtu kitų žmonių dėmesiui.
Pavaizduoti tobulą gyvenimą internete nėra sudėtinga, tačiau kuo jis tobulesnis ekrane, tuo mažiau laiko lieka tikram gyvenimui, kurį turime tik vieną. Tai ar verta vaikytis madas bei estetikas, o gal geriau praleisti laiką su šeima ir draugais?